Reabilitacija po galvos smegenų traumų turėtų būti atliekama kasdien. Dažniausiai mes su pacientais sportuojame 5 kartus per savaitę, likusias 2 dienas jie užduotis atlieka namuose, vieni arba prižiūrimi artimųjų. Kitas labai svarbus aspektas reabilitacijoje yra psichologinis. Po tokių traumų žmonės kamuoja labai blogos mintis ir jeigu mums nepavyksta jų suvaldyti, dažnai tai smarkiai atsiliepia ir jų rezultatams. Tai labai svarbu nepamiršti, kad užsiėmimai kineziterapijos, ergoterapijos turi teikti kažkokį malonumą žmogui, nes kitu atveju dirbsim daug, o rezultatai nebus pakankami. Labai svarbu nepamiršti, kad reabilitacija ne visada klostosi tik į viršų, dažnai reabilitacijos procesas būna banguotas, būna tai pagerėjimo, tai pablogėjimo, bet imant pirmų metų po traumos rezultatus, gale metų mes matome akivaizdžius rezultatus. Jeigu reabilitacijos pradžioje mes galėjome atlikti tik tai minimalius rankų ar kojų judesius, gale metų žmogus gali atsistojęs jau vaikščioti ir be pagalbos nueiti kur nori. Tai manau, esminiai aspektai yra 3. Svarbu reabilituotis kasdien, svarbu motyvuoti pacientą, rodyti jo progresą ir palaikyti gerą jo psichologinę būklę.